Sveiki! Parodysiu, ką gausit užsakę rombo lankstinių komplektą su skylutėm. Skylutės yra iš 2 pusių. Taip pat lankstinys lovelis. Matom taip pat skylutės, viena kita kraštinė. Ir bus dar kniedė. Kniedės 4 mm. Kad visą šitą gėrį surinkti į vieną, tai reikės jums kniediklio. Čia yra mechaninis kniediklis paprastas. Paprasta atrodo. Dabar einam parodysiu, kaip surinkti. Nu ir atėjom prie montavimo ypatybių. Tai šiuo konkrečiu atveju mes naudosim stulpų 60x40 mm. Apačioje bus bortelis, nes dažniausiai taip ir būna situacija. Jūsų atveju galbūt bus klinkerinės ar betoninės kolonos. Tai skirsis tik tai patys tvirtinimai, iš esmės liks viskas tas pats. Tai imu lovelį, ant lovelio parodyta rodiklė, jinai turėtų būti į viršų, sulyginu su kamštelio viršumi ir tiesiog pragręžiam skylutę. Naudosiu elektrinį kniediklį ir kniedį. Kitą kniedę. Taip. Lygiai tą patį padarysime su kita puse. Vėl turim lovelį, turime rodiklę į viršų, pasidarom skylutes. Apatinė skylė. Taip. Kita kniedė. Nu štai, turim lovelius. Tai čia iššūkis toks, kad reikia jos vienam lygiai, tai panaudokit, ką turit. Jeigu mažas tarpas gulščiuką arba kažkokį nivelyrą, kažką, žodžiu, lygis turi būti pagautas vienodas, kitaip netiesiai atrodys. Toliau dedam lankstinį. Paimu vieną lankstinį. Ir mes jį iš karto suknėlis. Kadangi matuot nieko nereikia, skylutės padarytos, tai pats malonumas. Užsifiksuojam pirmą kniedę. Laisvumas yra lankstiniuose, tai pasižiūrim, kad maždaug tarpelis būtų vienodas, kad labai nepabėg. Ir viskas, ir galim kniedį. Vieną prikniedėm, eisim prie kito. Susirandam skylutę, sugretinam. Kniediklis. Vienas lankstinys jau pritvirtintas. Pasireguliuojam, kad maždaug būtų vienodai abi dvi pusės. Nu, matot, darbas vis greičiau ir greičiau vyks. Dedu toliau lankstinius ir kniedį. Na va, ir paskutinė kniedė šitoje pusėje. Tai sukniedėjom visą kiemo pusę. Dabar liks padaryti viską tą patį su fasadinė pusė, tik ten jau lengviau, nes visi lankstiniai sudėti į vietas. Jeigu patiko, ką matėt, o gal turit techninių klausimų arba neapsisprendžiat, ateikit pas mus į puslapį metalurga.lt, rasit mūsų visus kontaktus, skambinkit, rašykit, atvažiuosim į vietą, išsimatuosim, pagaminsim, atvešim, liks tik tai susikniedit, susimontuot viską. Na, jeigu neturit laiko arba turit svarbių reikalų, mes padarysim tai už jūs. Iki!